Kaskart vaikščiodamas vis gražėjančių Kauno senamiesčių susimastau, kodėl jis vis dar neperima sostinės titulo iš Vilniaus. Nes Kaune ne tik gatvės gražios, bet yra gražių ir jaukių restoranų. Apie vieną tokį, o konkrečiai restoraną Arti, aš jums šiandieną ir papasakosiu. Nedidelis restorano patiekalų pasirinkimas lyg sufleruotų, kad pusfabrikačiais jūs čia tikrai nevaišins. Kai kažkas dar bando savo klientus nustebinti naminėmis sūrio spurgytėmis, šiame restorane jau tiekiami jaučio žandų kroketai. O švelnus antienos paštetas su karamelizuotais svogūnais labai patiko mūsų damoms. O dienos sriuba trinta moliūgų tik įrodė, kad net restorane už 2 eurus galim pateikti kažką įdomaus. Salierų ir obuolių sriuba surūkyta skumbrė pasižymėjo švelnių salierų ir obuolių skonių, kuri puikiai papildė aromatingą rūkytą skumbrę. Na, o dabar pereikim prie pagrindinių patiekalų. Sultinga, tobulai iškepta antienos krūtinėlė puikiai dėrėjo su švelnių obuolių ir salierų muslimu. O sviestažuvės filė tiesioginė to žodžio prasme tiesiog tirpo burnoje. Ir jos sviestiniam švelnumui šioje kompozicijoje išryškinti puikiai tiko šilta brokolių tirė. Tiesa, prie pagrindinių patiekalų buvo užsakytos ir šviežios daržovės. Vertinamas restoraną Arti aukštų balų, noriu jį rekomenduoti tiems, kuriems maistas nėra vien alkio malšinimas, o svarbesnė įdomesnių poskonių paieška.